kurią suteikia šunys asistentai. Nuo šiol nenustebkite išvydę juos padedančių žmonėms su negale apsipirkti prekybos tinkle Maxima. Apie tai plačiau kolegės Gretos Gureckytės parengtame reportaže. Tai šis žavus keturkojus vos 8 mėnesių šunelis Rubis, kuris vis dar yra mokinys, tačiau jau visai netrukus taps šunimi vedliu. Rubis pagalba ne tik gyvenime, bet ir apsiperkant prekybos centre teiks žmonėms turintiems regos ar kitas negalias. Šiuo metu jis yra mokinys, mokinasi šios specialybės ir tikimės, kad po 2 metų, jau nebe po 2, gal mažiau, po 1.5 metų pataps šunių vedliu. Būtent tokie šunys pagalbininkai yra neatsiejama žmonių su negale dalis. Visgi neretai prekybos centruose pamatę gyvūną aplinkiniai ar ne darbuotojai reaguoja neigiamai. Tad nevyriausybinė organizacija Šunys asistentai išplatino pranešimą, kuriame ragino apie neįgalius lankytojus augintiniais šviesti ne tik plačiąją visuomenę, bet apmokyti ir prekybos centrų darbuotojus. Mes reaguodami į šį prašymą savo darbuotojus apmokome, informuojame, kad šunys pagalbininkai ar ne yra kai kurių žmonių, kaip ir minėjau, neatsiejama gyvenimo dalis ir jie atlieka labai svarbią funkciją. Dabar tiesiog daugiau pastangų dedame tam, kad tiek personalas, tiek apskritai žmonės susipažintų ar ne su šunimis pagalbininkais parduotuvėse, ir suprastų, kad tai nėra ar ne tiesiog kažkoks tai naminis gyvūnėlis, kuris ateina į parduotuvę ir lydi šeimininko. Štai organizacijos Šunys asistentai įkūrėja sako, kad visuomenės žinios apie šunis pagalbininkus bei jų darbą yra nepakankamos. Aš manau, ne visada yra suvokiama apskritai, kad žmogus turi negalę ir įvairią gali negalę turėti ir kad todėl ta negalė nedingsta išėjus į parduotuvę, pavyzdžiui, išvažiavus kažkur tais ir jeigu žmogus juda, tai šuo visą laiką būna šalia. Kaip pasakojo organizacijos įkūrėja, yra 3 skirtingos šunelių rūšys – pagalbininkai, asistentai ir vedliai. 2024, kai įsigaliojo įstatymas, visus neįgaliesiems padedančius šunis pavadino pagalbininkais. Vedliais mes vadiname jau tie, kurie specializuojasi būtent regėjimo negalę turintiems žmonėms padeda, o asistentais, kurie daugiau kitas visas negalias padengia. Tokie gyvūnai yra žymimi specialių ženklinimu. Šunelių darbą įrodo ir specialūs pažymėjimai. Pagal visus įstatymus darbuotojai turi teisę paprašyti šeimininko parodyti šuns asistento į akreditaciją įrodantį pažymėjimą. Suprasdami situacijos svarbą, nuo šiol prekybos tinklas Maxima savo parduotuvėse suteiks galimybę šunims pagalbininkams kartu su šeimininkais ne tik apsipirkti, bet profesionaliems kinologams leis laisvai dresuoti tokius gyvūnus savo parduotuvės erdvėse. Kinologas dalijasi, kaip atrodys pats procesas. Tiesiog šuo prekybos centre mokinamas prie tos aplinkos, elgtis adekvačiai, reaguoti visus dirgiklius, tai jis nieko tokio blogo nedarys. Bent jau aplinkiniam ir taip toliau, nes tai yra vis tiek darbas kartu su instruktorium ir instruktorius tikrai nedaleis, kad šuo kenktų kitiems žmonėms ir taip toliau. Tiesiog patys žmonės turėtų adekvačiai tai reaguoti. Štai sutikti prekybos centro lankytojai visgi sako, kad iki šiol gyvūnai parduotuvėje neigiamų reakcijų jiems nesukėlė. Netrukdo nei parduotuvėje, nei autobuse niekur. Jeigu jis padeda, tai gerai, labai gerai. Tai aišku aktualu, jeigu žmogus nemato, tai čia jo gyvenimas, be jo jis gyvenime yra. Tiesiog žinau, kad reikia neliesti to šuns, kad neblaškyti dėmesio, bet šiaip tai teigiamai, gerai, kad yra tokios galimybės. Instruktorius pasakoja, kaip vyksta tokio šuns paruošimas darbui parduotuvėje. Šiai dienai pasiruošimas yra toks, kad šuo yra auginamas savanorių šeimoje ir metus laiko instruktoriai dirba su tuo šuniu, daro tam tikrus dalykus, tarkim, socializacijos mokymas, aplinkos mokymas, įvairių pratimų mokymas, visą tai šuniukui sudedama iki metų. Po metų jau tas šuo keliauja pas instruktorius ir gyvena pas vieną instruktorių, pas kitą instruktorių. Taip siekiam padaryti, kad šuo nejaustų streso, kada reikės jau persikraustyti pas tikrąjį šeimininką atlikti tikrojo darbo. Tiesa, tai nepigus procesas. 2 metų mokymai gali kainuoti iki 30 000 eurų, o tam organizacijos rėmėjų ieško pačios.
Šiandien Lietuvoje paruoštų šunų pagalbininkų yra vos vienas, dar 3 vis dar ruošiami.